Nebestabdo, iškeltom rankom, Arsenalo fanai valdo. Ką, vyručiai, naujai vietoj sėdim, pas senus draugus. Kurioje mes šį vietoje esam? Stars and Legends. Stars and Legends, tai. Šiaip iš tikrųjų Vilniečiai, aš manau, tai tikrai žino šitą vietą puikiai. Legendinis baras, sporto baras legendinis. Kas mus seka porą metų, tai esam čia ir apsilankę vieną kartą, ar ne? Buvom, man atrodo, praeito sezono atidarimą padarę. Taip. Prieš Crystal Palace, tai ten buvo visko, ir pratesimų buvo, ir buvo riksmų čionais. Tai šiaip gal kai kuriems dar būtų ir kyla klausimas, kodėl nebe pas Begemotą, ar ne, kodėl nesapnuojam su Begemotu, tai aš nežinau, ar verta plėstis labai stipriai. Aš manau, nemažai informacijos bendrai buvo jau puslapiuose parašyta, nebuvo kažko tais labai blogai, bet manau, tai tiesiog po truputėlį rinkosi ta kaip čia sakyt, kartelė, kad po biškelį. Lašas palašo ir... Lašas palašo. Taip, ir akmenį pratašo. Šiaip, ta prasme, esminis, žinai, paprastas momentas yra, mes ne tėvai, mes negalim uždrausti eiti Hebroj toliau į Begemoto sapną. Mes tiesiog oficialiai, kaip bendruomenė, visiškai pilnai nutraukiam santykius ir oficialiai nebebendraujame. Tai esminė priežastis yra tiesiog pagarba. Pagarbos nebuvimas. Taip, pagarbos nebuvimas ir tiek. Bet aš sakau, čia nesinori, nei mes pykčio kažkokio laikome, nei vadinkime, žinai, nei norim čia daugiau apie tai šnekėti. Turime dabar senus naujus draugus. Stars and Legends baras, tai iš tikrųjų Hebra raginame čionais apsilankyti. Kai vyksta sporto renginys, tikrai rodo. Aš kalbu apie lietuvišką sporto renginį. Kai jau Arsenalą žiūrėsim, tai jau reikės pasiderinti. Tai bandysim, aš manau, užkurti mes irgi gal kokį kovo mėnesį, paieškosim kokį gerą grajų, aš manau, gal su Chelsea kažkas tokio. Ne? Tik tais reikia dar sulaukti oficialaus patvirtinimo, kada bus rungtynės, nes dabar dar nėra oficialių kovo mėnesio datų, tai sulaukime, padarysime balsavimą, padarysime eventą mūsų grupėje ir tada, kaip sakoma, pakilnosim čia naistogą. O ko mes čia susirinkom? Nu, nežinau. Galėjom ir nerinktis, ne, po paskutinį porą mačų. Ne, šiaip aplamai, gal žinai, aš galvau, kaip čia ką mes galim pakalbėti, ar ne, planavom kažkokias temas. Galvau, ar verta aplamai kalbėti apie visus 23 metus. Nu, ne, turbūt neverta, jau kas buvo, ar ne, metų pradžioje, tą reikia pamiršti. Šiaip galime turbūt, pradėti nuo to dabar laikotarpio. Prastas laikotarpis, ar ne? Iš esmės galime sakyti, kad jisai prastas jau yra nuo gruodžio pačios pradžios. Strigimas jau 2 gruodžio dieną, aš pamenu, prasidėjo, tai buvo prieš Vilkus sunkus grajus, kur atrodo galėjom užmušti, ar ne, bet vis neužmušėm, prasileidom įvartį ir dar po to tenai su jais kapsėjome. Po to atsiminam Kosmosas Lutone, kur, ta prasme, tik tai sąžininkai vienas geriausių šį sezoną mačų, bet taip, logiškai, kodėl galim pykti irgi. Ne tai, kad pykti, aišku, game winnerių praeitą sezoną dar daugiau, žinai, buvo. Tada, prieš Vilą pralaimėjimai, ar ne, buvo po to keletas laimėjimų, lyg ir su Brightonu jau grįžom, laimėjom, ar ne, su Liverpooliu lygiosios. Iššūkiai geras rezultatas vis tiek. Jo, tai šiaip, Darius, kaip tu galvoji, kokios tavo yra mintis, kodėl vadinkime, pakankamai ankstyvoje stadijoje sezono? Žiauriai sunkus klausimas bendrai, nes senokai nebuvo tokio blipo, nepavadinčiau, kad tai yra kažkokiais krizis ar panašiai. Tiesiog labai daug progų sukurta, per 2 mačus vos ne virš 50 progų ir 0 rezultato. Aš neskaičiuoju tos Sakos įvarčių po to, kai Martinėlis bandė mušti ir tiesiog įkrito į vartus. Tiesiog atrodė, kad Hebra pamiršo, kur yra vartai ir tiesiog daug pasų, daug idėjų, daug atakavimo ir jokio rezultato, kas galiausiai buvo 1 mačas, po to 2 mačas ir FA Cup'e išeit prieš Liverpoolį, kuris žaidė tikrai nestipriausias sudėties, o mes bandėm jau beveik stipriausias sudėties ir bandėm pokyčius
vis tiek niekas nesuveikė. Ir progų buvo labai daug. Daug progų, atrodo, toj mušim, bet kiekvienas, manau, Arsenalo fanas sėdėjo ir galvojo, nu vat, neišnaudoji ir kaip ta gera sena taisyklė neįmuši tu, įmuš tau ir tas atsitiko ir buvo labai negailestinga gauti tą ongolą Kiviero pabaigą ir po to dar užtvirtinantį dar vieną Diaso įvartį ir esam kur esam dabar. Aš manau, panikuoti nereikia, aš manau, visi pagrindai mūsų komandai yra, viskas yra gerai. Po traumų dabar, po Dubajaus grįš ir Jėzusas. Ačiū Dievui, kad jisai, ačiū Dievui, kad jisai grįš. Jisai jau dabar treniruojasi ir muša įvarčius Dubajui. Tai bent jau du mūsų puolėjai, ir Edis, ir Gabrielis, tai tikrai grįš prieš Crystal Palace 20 dieną. Ir galiausiai nužiūrim, kažką tais reikia keisti. Aš manau, kad pertrauka dabar tokia truputėlį didesnė yra labai gerai, nes visi nuvažiavo, pakeitė aplinką ir turės progą kažkiek tais, taip vadinamą regroup padaryti ir truputėlį padirbėti ties psichologiją, nes aš manau, viskas yra tiesiog psichologija, vien dėl to, kad pas mus yra gan jauna komanda. Nu, jo, mes čia kalbėjom ir per live, ar ne, kad gerai yra dabar ta pertrauka, ar ne? Tikrai taip. Realiai savaitę daugiau, ar ne, Hebra turi ir labai gerai, kad ir tą aplinką keičia, bet tai jau čia ne pirmas sezonas, ar ne, Arsenalas tą tokį turi, vadinkime, išvažiavimą kažkur pasiblaškyti, nežinau, kodėl Dubajus tas traukia labai visus, gal dėl gerų orų, ar ne? Bet šiaip, žinai, aišku, Dariušai, daug susakei visko, bet atsakymo nėra, ar ne? Nėra atsakymo. Tai aš nežinau, Aidai, šiaip tavo kokios mintis, kas, kodėl? Nu, sudėtingas klausimas. Prieš West Hamą tikrai buvo neišnaudotos progos. Prieš Fulhamą aš manau, kad visa komanda žaidė tikrai prastai ir mes tikrai nebuvom nusipelnę ten pergalės ir man dėl to labiausiai pikta, kad pralaimėtas rungtynės prieš West Hamą, okei, vieną kartą gali būti, nu, nepasisekė, žinai, ten dar teisėjo, pirmas įvartis irgi klaustukas, ar nebuvo užribė, žinai, bet tada tu išeini su, nežinau, be jokios motivacijos, be noro laimėti prieš Fulhamą. Ir tada man kyla klausimą, tai gal tada Arteta nesugeba nutikti komandos dabar? Ar kas čia nutiko? Gal tada ne tik viskas yra žaidėjose, gal tada Arteta nesugeba paruošti pilnai? Aš va, čia tada keliu klausimą ir nežinau, vis tiek, jeigu dar tu pasižiūri bendrai visą paveikslą, nes dabar vis tiek mes matom daug kalbų apie Artetą visur, socialiniai erdvėjai, žmonės nemažai kritikuoja jį. Ir aš tikrai nesu iš tų, kurie ten savo, kad čia gal atleisti reikia ar kažkas panašaus. Bet vis tiek tu pasižiūri vasarą, visi džiaugiasi transferų langu, atrodo, kad sustiprėjom, komanda yra stipresnė. Ypatingai kalbant apie Declano Rice'o transferą, tai yra realiai geriausias turbūt apskritai Premier lygos vasaros transferas. Havertzas daug pinigų išleista ir visi, nu ne visi, negaliu kalbėti už visus, bet aš tarp jų manau, kad 90% žmonių irgi labai didelį klausimą kėlė, kam reikalingas Havertzas ir šitas transferas yra ant Artetos, kol kas, nu jisai nelabai pasiteisina, pinigų išleista daug. Tai buvo lapkričio mėnuo, kada jis ten sumušė gal 3 įvarčius per 4 rungtynes, kažkas tokio. Bet apart to, silpna, tikrai silpna. Ir kitas dalykas, Ramsdale'as praeitą sezoną veikia puikiai. Dabar dar vienas jo irgi Artetos pirkinys Raja, kur irgi niekas nesuprato, kam jis pirktas buvo. Nu, ar jisai pakėlė komandą į kitą lygį? Aš irgi abejočiau. Jisai žaidžia geriau kojam, bet ar jisai tikrai daro daugiau negu Ramsdale'as praeitą sezoną darė? Klausimas. Tai mes turim vien 2 žaidėjus, ant kurių išleisti pakankamai dideli pinigai ir jie tikrai nepakėlė komandos. Ir tada tu pasižiūri palyginimus į praeitą sezoną. Praeitą sezoną tokiu metu mes turėjome maždaug 10 taškų daugiau negu dabar turim. Ir iš karto matosi labai aiškiai žaidimo stilius pasikeitęs, nes praeitą sezoną mes turėjom kamulio kontrolės, mažiau kontroliavom kamulį, turėjom mažesnę kamulio kontrolę šiek tiek, leisdavom kažkiek daugiau ir varžovom pažaisti. Dabar mes absoliučiai neleidžiam varžovom žaisti, visiškai kontroliuojam kamulį, berats. Jeigu neklystu, pataisykit mane, gali būt, kad būsiu neteisus, bet apie 72% laiko mes kontroliuojam kamuolį Premier lygos rungtynėse bendrai. Tai čia mes jau einam į Pepo Barsos laikus vos ne. Bet mes progų, tokių gerų progų kaip
praeitais metais mes tiek daug nesukuriam, bent jau mano akimis. Ir, čia vėlgi yra ant Artetos pasikeitę žaidimo stilius. Ir mes matom nuo sezono pradžios, kad komanda kaip ir laimi, bet jinai nėra tokia užtikrinta, kaip pernai buvo. Ir dabar jau gruodžio pabaigoje pasimatė tas, kad jeigu nesugema laimėti ir uždaryti rungtynių kaip prieš Brentfordą, kaip prieš Lutoną uždarėm paskutiniam sekundėm, tada mes turim labai rimtų problemų ir dabar jos labiausiai išlindo šiuo laikotarpiu. Tai aš manau, kad daug kas gula ant Artetos ir laikas mąstyti, nežinau, naujas taktikas, naujas schemas. Visi žino, kad Saka iš krašto eis į vidurį, visi žino, kad Martinėlis iš savo krašto irgi eis į vidurį. Dažniausiai jie žaidžia eidami į vidurį, o ne bėga palei kraštą ir ten skersuoja kamuolį. Visi tą žino, visi tą išmokė yra. Čia irgi yra vienas iš aspektų, manau, svarbus, nes praeitais metais galbūt ne visi buvo perpratę mūsų tokią taktiką. Tai čia, žinai, galim plėstis labai, žinai, gerai. Mes eisim, po to perėsim, gal prie žaidėjų atskirai biškai pasikalbėsim, ar ne, apie kraštus. Bet vis tiek dar noriu šiek tiek likti prie Artetos, kadangi, žinai, jau pradėjom kalbėti apie jį. Tai šiaip geri pointai yra dėl perėjimų. Tikrai geri pointai, ar ne? Ar tikrai Raja buvo labai stipriai reikalingas, matomai čia jis buvo iš kitos pusės daromas tas toks transferas, nes jis jo norėjo, ar ne? Iš seniau norėjo, atsirado galimybė, nuoma ir, žinai, žiūrėk, gal pasitikrinsi, gal net ir nepirks, jeigu jau labai kažkas bus blogai, ar ne? Tai nieks, kaip sakoma, nenulinčiuoja, žinai, tavęs. Havertzas, taip, kelia šiek tiek antakį, nors dabar, žinai, žiūrint statistiškai, tai įvarčiai plus asistai, jisai pas mus 4 žmogus komandoje. Tai irgi, kaip ir žinai. Tai rodo, kad gal kiti smuko žemiau. Gal rodo, kad ir, žinai, kiti smuko, apie juos irgi, žinai, pasikalbėsime. Ir tada eina Timberis, kurio mes nematom, kuris iš esmės turėjo, ar ne, turbūt kelti komandą į viršų. Ir turime dabar tik tais Raisą, kuris vienas kelia komandą į viršų. Bet, vėlgi, turim pilną tų žaidėjų, kurie arba nežaidžia, ant kurių mes važiavom praeitą sezoną. Tai tas pats Partey, jisai įspūdingai atrodė, ar ne, Partey vidury. Ir jisai gal dabar irgi duotų, aš manau, nemažai sveikas Partey prie Raiso. Gal jisai neblogai susižiūrėtų. Mes iš pradžių dar atsimeni ir kalbėjom dar sezono pradžių, kad taip gal ir turėtų veikti tą komandą, ar ne, viduryje su Partey ir Raisu. Tai, keli antakius, aišku, ir į kitus žaidėjus, bet aš sakau, prie žaidėjų prieisim. Tai nežinau, Hebra, yra labai daug dabar, vadinkime, ir to heito, ir tu kaip pats pasakei, žinai, aidai siūlymų, ar ne, komentatorių keisti taktikas, bet čia turbūt vėlgi į Pepą tą patį galima atsisukti. Pepas irgi nieko kažko labai stipriai naujo neįneša į Manchester City žaidimą, ar ne? Kažkada įdėjo kažką naujo ir pralaimėjo Čempionų lygos finalą, ar ne, kai bandė kažką tenais, tokio sužais labai, žinai, protingo. Tai aš nežinau, aš tai vis dar, žinokit, kažkaip, lieku Artetos toj pusėj. Man, nežinau, kažkodėl taip dabar taip norisi, kažkodėl apie ką šibiškai ar nekalbėjom, aš vos ne taip palyginčiau, žinai, Artetą dabar su Žibėno situacija. Kur tipo, kad tu gal neturi kažkokių tai titulų dabar atsivežęs, ar ne? Bet tu visiškai morališkai pakeitei komandą. Dabar mes visiškai smukom žemyn nuo Wengero praradimo, ar ne? Emery nepadėjo. Kaip sakai? Sakau, Emery nepadėjo. Emery irgi nepadėjo, ar ne? Ir dabar, Arteta tokį, vadinkime, atnešė kažką tai naujo. Kažką naujo, ko nelabai kažkaip matėm, ar ne? Daug jaunimo, tų tokių ir biški stambesnių pirkimų, ko nebūdavo, žinai, prie Wengero. Tai aš nežinau, aš kol kas lieku Artetos pusėje. Ir aš galvoju, kad tas pyktis, blemba ir kritika, gal biški per daug, ne? Aš sakyčiau, tai yra tiesiog subjektyvės emocijos, kas tikrai dera kiekvienam fanui išreikšti. Aš manau, mes trise čia sėdim, nemanau, kad mes labai džiaugiamės, kai 3 kartą pralaimėjom Liverpoolį. Ta prasme, mes visi fanai, mes visi irgi turime tą frustraciją, tačiau reikėtų žiūrėti visą laiką į didesnį paveikslą šitoje vietoje per paskutinis. Tai yra jau 4 metai jau beveik yra, kai Arteta yra mūsų treneris. Visiškai pakeitė kultūrą, visiškai pakeitė, kaip fanai lankosi mačuose. Pats asmeniškai nebuvau, tačiau ir galima nemažai apie tai skaityti. Kai kurie žmonės Anglijoje netgi knygas parašė apie tai, ant kiek jisai transformavo viską. Ir filmas, taip, būtent. Tai šitoj vietoj, aš manau, yra labai anksti. Čia yra tiesiog, kaip minėjau, blipas, čia yra tiesiog mažas toksai nepasisekimas, aš manau, mes grįšim
taip labai nesmagu pralaimėti ir Karabao kapą, ir FA kapą, iškristi labai anksti, nes kiekvienas iš mūsų turbūt tyliai tikėjosi, kad tikriausiai Premier lygą, jeigu neimsim, jeigu Čempionai lygoje kažkiek nepasiseks, tai visą laiką bus gal mūsų tas mylimiausias FA kapas, bet šituo atveju viskas baigėsi labai anksti, bet gal tai yra ir gerai, gal dabar daugiau koncentracijos turėsime Premier lygai ir Čempionų lygai ir gal ten kažkas tai daugiau. Nu vieną FA kapą Arteta turi, ar ne? Pati pirmąją, 20 metais. Ir turi vieną Community Shieldą. 2 lėkštės turim. 2 2 lėkštės turim. Tai, nu, tų titulų nepasakysi, kad visiškai sausra, ar ne? Nu, Geriau negu Tottenhamas, atsiprašau. Geriau negu Tottenhamas, taip. Aš gal tik tais dar liekam... Jūs tik tai nesupraskite, kad aš esu čia nusteikęs prieš Artetą, tai aš išdėšiu pointus tiesiog. Tik vieną dalyką, žinai, noriu, taip vadinkim, paieškoti tų razinų, žinai, užpakalyje. Nu, Arteta, mano nuomonė, neintegruoja jaunimo. Taip, pritaračiau. Ir ta prasme, žiūrėk, prie Artetos nei vienas jaunas žaidėjas iš akademijos nėra integruotas į komandą. Nes Saka jau buvo integruotas, Smith Rowe buvo integruotas, Nketiah realiai buvo integruotas, visiems šitiems žaidėjams šansą davė Emery. Ir dabar mes turime jaunų žaidėjų. Ir aš vėl, blemba, grįžtu į tą patį grajų su Liverpooliu, ar ne? Kur Klopas, blemba, išleidžia visiškus naunėjimus tenais 18-linius ir jie, nu, blemba, bando tenais, sukasi ir neaplink tą kamuolį laksto, o mes vis tiek nuleidžiam tą patį Saką marintis, žinai, nežinau, Odegaras, žinai, tas pats laksto, visas startinis 11-ukas vos nelaksto, žinai, ir numalas, žinai, dėl to, vadinkime, taško ar dėl tų, žinai, rungtynių. Nors ant suolų nusėdė, tas pats Navanerė ar nesėdėjo, ten Waltersas gynėjas, žinai, galėjo būti integruotas. Aš nežinau, Aidai, kokios tavo mintis dėl pačio to jaunimo, žinai. Aš sutinku, aš irgi norėčiau, kad jie būtų dažniau leidžiami, ne tik paskutinėse Čempionų lygos grupės rungtynėse, kurios nieko nelėmė, nes realiai mes matėm tik tenai turbūt pagrindą tų žaidėjų. Dar gal kažkiek Karabao tauriai, tam vienam mače su Brentfordu, bet... Nu, per visą tą laiką aš ten esu matęs. Kažkada Patino ten buvo lyg ir įleistas. Buvo, bet dabar irgi jis... Nuaneri ten buvo kažkada kaip jauniausias Premier lygos žaidėjas užfiksavęs. Čia buvo praeitas sezonas. Taip, čia buvo praeitas sezonas. Ir, nu, kol kas, nu, visiškai nematom. Aišku, toje akademijoje gal, nu, mes negalim sakyti, kad tenais Marijos dabar tų žaidėjų, ar ne, kuriuos galima integruoti. Nu, bet yra, nu, blemba, apie to žaidėjus, nu, tas pats Nuaneri, nu, apie jį kalbama daug, nu. Aš tiesiog pridurčiau dar, kad prieš PSV, kai mes išvyką nuvažiavom, mums nereikėjo nieko ten, mes galėjom pralaimėti ten 10-0 ir mums viskas, visiškai niekas nerūpėjo. Ir mes vis tiek išleidom, aš suprantu, kad reikia išleisti tokį kaip Nelsoną, kuris marinuojasi ant suolo Smith Rowe ir panašiai, bet jisai tuo metu buvo traumuotas. Bet mes nuvažiavę į PSV, mes neišleidom visiškai, sakykime, 3 ar 4 akademijos žaidėjus. Mes tiesiog išleidom savo solą, kuris irgi ne visada išbėga. Ir manau, labai teisingai užduot klausimą, o tai kodėl mes nebandom akademijos žmonėm duoti daugiau progų ir panašiai. Nes aš manau, puikiausiai prisimenam, kaip Wengeras išnaudodavo netgi Čempionų lygos grupės rungtynėse, jaunimui duodavo pažaisti savo vaikų ir panašiai. Aišku, ten situacija buvo kitokia, bet vat būtent, sakyčiau, to gal Artetai truputėlį trūksta. Vis tiek jaunas mūsų yra treneris, vis dar mokosi ir aš manau, čia yra labai gera pamoka jam iš Klopo būtent Liverpoolio rungtynėse, kur jisai parodė, kad visgi galima integruoti akademiją ir galima tai daryti sėkmingai. Ir aš manau, čia taip vadinami lessons learned Artetai tikrai bus geri. Bet, žinai, ne tik akademiją aš kalbu. Aš, žinai, kartais ir pasigendu tose pačiose Premier lygos rungtynėse. Nu, mes tikrai galim, ne visą laiką mums būtina joti, ar ne, ant to paties Martinelio, Sako, Sodės ir Jesuso, žinai, nu, mes tikrai galim duoti ir tam Smith Rowe pabandyti kabintis, ar ne, nu, galim ir Nelsonui. Ypatingai, kai tu matai, kai straglina komanda, trūksta, atrodo, motyvacijos, ar ne, kaip kalbėjo, žinai, Aidas apie tai, bet, nu, tu nepabandai, nu, ir po to mes matom, nu, išeina tas pats Nelsonas, nu, jisai negadina žaidimo. Nu, jisai dega, žinai, akimis. Bet Smith Rowe netempė, jeigu mes matėmgi Premier lygos rungtynių, jisai netempė. Aš manau, kad šiuo metu jisai netempė. Jisai per daug sugadintas traumų turbūt yra dėl Smith Rowe. Taip, dėl Smith Rowe galima tai sakyti. Nu, jisai visiškai ne kondicijų, kaip čia, žinai, galima išsireikšti. Nu, neturi jisai to žaidybinio dabar pojūčio turbūt ir, nu, faktas, kad, nu, kaip tu žinai, žaisi, jeigu tu nežaidži, nu, realiai metus laiko.
Būtent kaip tu gali build-upinti kažką, jeigu tu negauni progų truputėlį tai daryti, kai gauni tiesiog 15 minučių kada nors. Tai jo, tai po to, žinai, mes dar biškai apie transferus pasikalbėsim, bet aš manau, kad čia va šitas pointas, apie ką mes kalbam, atsiremia irgi į tą patį transferų langą, ar ne, kur mes norim, kad dabar prisipirktume, bet mes matom, kad mes turim šiaip ką išleisti, žinai. Gerai, Hebra, pakalbėkim tada, nežinau, apie to žaidėjus, Saka, Martinėlis, aišku, mes galim turbūt kalbėti. Praeitą sezoną Saka, Martinėlis, Odė, buvo visiškas variklis, ar ne, prisijungė dar prie jų Jesusas ir Žaka, man atrodo, tai buvo 5 žaidėjai, ar ne, kurie realiai kontributino įvarčius ir asistus. Šį sezoną vėl mes matom tuos pačius žaidėjus, tik Havertzas prisijungė, tik tais mes matom ženkliai pamažėjusius tos skaičius. Ir labai matom, kad trūksta pagalbos iš to paties, nežinau, Trosaro kaip pavyzdys ar ne ir panašiai. Tai, čia turbūt irgi, nėra ką ieškoti labai, Darišai. Galim pakalbėti apie Martinėlį. Pabandom Martinėlį ir Saką pakalbėti bendrai. Aš manau, didžiausia problema šį sezoną yra ne patys žaidėjai. Aš manau, didžiausia problema yra, ir nepavadinčiau tai problema, didžiausias pokytis, kuris yra, tai būtent pokytis ir yra žaidėjų ir rotacijoje mūsų. Mes neturime jau Žakos, mes neturime to pačio... Tierney partijai, sorry, labai gliukas toksai užė. Mes neturime tų pačių žaidėjų kaip praeitą sezoną, kas automatiškai tiesiog parodo, kad reikia laiko naujiems integruotis prie mūsų, ne? Ir galiausiai šis sezonas yra daugiau apie kontrolę, kaip tu paminėjai, mes 70% kontroliuojam kamuolį. Praeitam sezone mes labiau improvizavom negu kontroliavom, buvo daugiau laisvės, dėl ko fanai pamylėjo arba grąžino meilę Arsenalui vien dėl to, kad mes pagaliau pradėjom labai smagiai žaisti. Mažiau kontrolės, daugiau chaoso. Tai buvo klaidų, bet buvo labai įspūdingai žiūrėti, kaip mes mušėm įvarčius. Ir mes dabar, aš manau, pagal logiką, pagal strategiją Artetos ir pačią coaching staffo, mes tiesiog dabar bandom grąžinti tą kontrolę ir bandom kontroliuoti labiau ir bandom tai daryti pragmatiškai, kas galiausiai turbūt ir nulėmė, kad mūsų žaidėjai truputėlį neprisitaiko prie to, jiems trūksta tokių dalykų, bet čia yra mano nuomonė. Bet žinai, aš gal dėl ko paprieštarauti norėčiau tik trumpai dėl to, žinai, kad tu sakai, chaosas, gražu jo viską, bet ar nėra čempioniškas mentalitetas, kontroliuoti. Taip. Blemba, City su tuo kraunasi titulus, ar ne? Taip, bet aš tau pasakysiu labai paprastai, Saka, Martinėlį 22 metai. Bet mes kalbam apie tai, žinai, bet Saka 22 metų yra tas pats, kas aš nežinau, dabar ten Hoilandas 28 metų, tarkim, kaip pavyzdys, jam dabar nėra tiek, bet jisai subrendęs, jis pasenęs yra jau per anksti laiko futbolui, jisai jau blemba kiek metų žaidžia. Daug kas, kaip aš minėjau, perpratę yra tas Arsenalo taktikas, būtent tų kraštų. Nesakau, mes žaidžiam su kraštais, kurie mėgsta eiti į vidurį, abu. Ką dabar eiti į išorę? Pradėti mokintis būtų smagu, kad Saka įvaldytų dešinę koją panašiai kaip kairę. Aš suprantu, kad tai yra sudėtinga, bet kitas dalykas, gal galima bandyti kažkokias kitas taktikas taikyti, nes, Galiu pasakyti paprastą pavyzdį. Mes visas pasaulis, visi gynėjai visą laiką žinojo, kad Arianas Robenas visą laiką dės kamuolį ant kairės kojos. Taip. Tas tiesa. Ta prasme, tai nužudo bet kokį argumentą. Žinai, aš čia tik tai, kaip vienas, pavyzdys, aš galvoju, kad gali, būti taktikos, Donatas pas mus irgi visą laiką, kalba, kad reikia kažką keisti, braižą, žaidimą. Man atrodo, kad futbolas nėra krepšinis. Tu derinių nepribraižysi 70 ar ne, ten mastermindų kažkokių tai pridarysi, senelio užtvarą pradės dabar, daryti ten raisą, žaidėjams. Kažkaip, gal čia aš labiau, tą psichologinį dalyką, kad gal tikrai tas amžius, o gal aš klystu, gal iš tikrųjų reikėtų kažką keisti. Kitas dalykas, jie šiaip labai daug žaidžia, praktiškai galima pabandyti. 15 minučių pabandyti, nieks dėl to nepyks, aš manau. Kažkurį sezoną žaisdavo Martinėlis dešiniai? Žaidė kažkada anksčiau, tikrai prieš kelis metus, man taip atrodo, buvo tokių rungtynių, jeigu neklystu. Buvo šiaip nemažai video, kad jisai centrų buvo 9 ir panašiai. Bet... Gal iš tikrųjų mes, nors čia visą laiką šnekėdavom, kad nereikia mums čia to papildymo į Sakos poziciją,
Bet gal iš tikrųjų ateina tas momentas, kai tikrai kiekvienas yra žmogus. Ir kai tu negauni jokio spyrio užpakalį, žinai, kai tu žinai, kad tu visą laiką žaisi tas 38 rungtynės 90 minučių, galima sakyti, ne Premier lygoje. Tai, plus dar jaunam žaidėjui gal tas duoda per galvą, žinai. Tas pats ir Martinėliui, jisai iš esmės, galima sakyti, nekeičiamas. Kad ir mes, kaip matėm praeitą sezoną, kaip bežaistų Trosaras, vis tiek Martinėlis buvo, ar ne, startinis. Bet tame ir esmė Trosaro, jisai gali žaisti 4 pozicijose. Taip. Tai jisai neduoda to būtent gryno pressure pačiam Martinėliui, kad jisai gali jį pakeisti. Ir aš manau, tai labai teisingai, ta prasme, mes neturime jokio pokyčio Sakai. Saka visą laiką žaidžia visur ir visada. Buvo kalbas vasarą apie Kudusą, kuris dabar žaidžia West Ham'e, kuris atrodo visai gerai. Kainavo jisai irgi nedaug. Čia tiesiog pavyzdžiai ir aš labai pritariu, kad jeigu mes darom konkurenciją pas vartininkus, tai kodėl mes nedarome konkurencijos mūsų vingeriams. Tai sakyčiau, čia yra tiesiog gal dar porą neužpildytų rolių, kur mes užpildysim nebūtinai sausį, vasarą ir judėsim toliau. Tačiau tai tiesiog tampa labai akivaizdu būtent tokiu laikotarpiu, kokį mes turim dabar. Mes apie tos transferus kaip ir kalbėjau, žinai, dar pasikalbėsim. Aš tai kažkaip jau dabar gal prie saugų, žinai, vidurio norėčiau pereiti. Aš tai matau, gal kad čia blemba. Aš nežinau, bet dabar irgi reikėtų atsiversti archyvus. Man atrodo, kad vienas iš geriausių ir Arsenalo tų žaidimų ir tų rungtynių būdavo, kai Raisas su Žoržiniu žaisdavo, ne? Aikštelėje. Nebuvo to momento. Buvo tokių porą rungtynių, pritarčiau, nes... Jų nedaug aplamai buvo tokių, Taip. Kai jie žaidė abudu. Taip. Blemba, aš galvoju, kad kažkaip nelabai gal veikia Havertzas įrodė kartu. Pagal rezultatus panašu į tai. Raisui vienam sunku grinai valdyti vidurį, aš įsivaizduoju, kad jam reikia pagalbos. Nes ir Raisas ir iš savęs jisai pats kiek gali dar duoti, ar ne, atakų ir mes matome, ar ne. O jeigu pabėga Raisas ir mes čia dabar perinkime prie žaidėjo Ode, ar ne? Kuris, jisai, ta prasme, jisai persidirbs vieną dieną, bišas. Jisai atiduoda per daug, man atrodo, savęs gynyboje. Mes žinom, kad Arteta daug reikalauja, ar ne? Ir mes matom Martinėlis kaip laksto, ir Jesusas būna netgi atbėga tenais vos ne ant vartų linijos, žinai. Tai, tas pats Odė. Tu daug jėgų iššvaistai, ar ne, kad gintumėsi, o vietoj to, kad tu galėtum duoti jam visiškai pilną laisvę priekyje, bet, man atrodo, tas biškį nuskausmina mus irgi kažkiek. Labai pritariu, ta prasme, mes, kai sezoną pradėjom Community Shield'ai prieš Man City, labai gerai viskas atrodė, kai mes turėjome būtent Partiją ir Declaną. Ode tada galėjo labai laisvai kurti žaidimą, o dabar, kai mes neturime tokios progos ir Ode giliau žaidžia ir bėgioja visur, šiaip vis tiek atrodo labai gerai, bet atrodo labai pavargęs kai kuriais momentais. Ir vienintelis, kuris kūrė, jeigu palygintum su Man City ir kitom komandom, kur yra tokie 3 ar 4 žaidėjai kaip Odė, tai labai akivaizdu tai tiesiog parodo. O komandom, kurios mato mus, kurios žaidžia prieš mus, jiems yra labai paprasta, jie supranta, uždaryk Odė, uždaryk kai kurios gepus su vingeriais, kurie eina į vidurį, ir prašau, ir todėl mes ir turime tą, ką mes turime dabar. Tai gerai, tai aš nežinau, Aidai, tai einam jau po biškį, galima eiti link to transferų lango, įterpinėti, ar ne, į po biškį. Šiaip Dariušas po to apšvies visus dėl to, ko greičiausiai nereikėtų tikėtis, ar ne, ir kodėl nereikėtų tikėtis. Biškį nušvies literatūriškai mus, bet dar tada biškį čia liekant, kurią poziciją tu norėtum dabar stiprinti? Sausį. Vieną poziciją, tarkim. Jeigu man kas nors pasakytų, ar Partis grįžta šį mėnesį, tai tada sakyčiau puolėją. Jeigu mes ir toliau nematom Parčio, tada aš visai nieko prieš būčiau sustiprinti vidurio saugus ir padėti Declanui Raisui, nes jam vienam manau, kad yra per sunku ir mes vis tiek ten turim pakankamai kiaurą vietą, nes be Raiso ten iš esmės nieko daugiau nėra. Okay. Turim, gal ne.
Turim Džoržinio. Neturim Elneny. Okay. Už Egipto žais. Už Egipto žais. Taip. Turim Džoržinio. Neišvyko į Egipto rinktinę. Neišvyko? Neišvyko. Bent jau kiek aš žinau, nebent aš kažką klystu. Bet aš mačiau informaciją, kad šiais metais jo net nepakvietė. Ta prasme, Egyptian Kingo nepakvietė, ne, su visa pagarba, aš to atsidarysiu. Atsidaryk, galbūt aš čia primelavau labai žiauriai. Publika tavo, Dariušai, dėl visų transferų. Tai gerai, gal Elneny tada dirba ties savo komandą, Elneny FC. Jo, aš taip, aš būtent tą ir girdėjau. Ne, aš labiau skaičiau tiesiog, man buvo labai įdomu keletą faktų, ne? Nes dauguma mūsų sorso personalo visi rašo, kad nesitikėkit nieko, nes tikriausiai nieko nebus. Keletą punkčiukų, nes financial fair play, jeigu pažiūrėjus, tai taip mes neturime ten problemų, tačiau būtent dėl FFP mes neturime galimybių, kaip mes turėjome porą praeitų langų. Tai jeigu žiūrėti unofficially, nes aišku, niekur tu oficialiai nepasiskaitysi, kaip buhalterija Arsenale vyksta ir ką mes ten turim, tačiau paskaičiavimais ir analizė, kurią padarė kai kurie gan patikimi sorsai, jie pasakė, kad mes turime šį sausį tiesiog 11 milijonų eurų, už kurios galim nupirkti, patys suprantat. Ką mes galime už 11 eurų nupirkti, daug ką mes galime. Bet ne Premier lygoje. Ypač, kur kai kurie žaidėjai kainuoja po 50 ir 100 milijonų, kurie turėtų kainuoti trigubai mažiau. Iš esmės, vienintelis gelbėjimus ratas mums sausį yra, jeigu mes parduotume ką nors iš akademijos žaidėjų. Kas yra pas mus Edis, kas pas mus yra Smith Rowe ir kas pas mus yra Nelsonas. Turbūt didžiausia tikimybė, kur gal kažkas pajudėtų, tai yra Smith Rowe arba Edis. Ypač dabar, kai Jėzusas yra, sužinojom, kad Gabrielis yra sveikas. Tai čia yra vienintelė galimybė, kur mes galėtume užsidirbti pinigų ir pardavus akademinį žaidėją mes tiesiog sekantiem 5 metam pagal FFP turėtume galimybę išleisti iki 100 milijonų. Tai va tai mums duoda progą kažką tais nusipirkti. Bet kitas klausimas, žiūrint į didesnį paveikslą, ar mums ką nors verta pirkti sausį, ar mums tiesiog gal vertėtų palaukti vasaros. Klausimas, ką mes galim iš vis sausį nusipirkti, nes sausį visada opcijų yra žymiai mažiau negu vasarą, nes yra tos kalbos apie Taunį, bet Brentfordas sako ten apie 100 milijonų, tai čia yra nesąmonė, tokių pinigų niekas neduos, niekas tiek nemokės. Tai apart jo, aš asmeniškai daug kažkokių variantų nežinau. Vasarą būtų žymiai paprasčiau viskas. Tai jo, Elneny tai yra, ta prasme, yra. Yra Egipto rinktinė? Gerai, reiškia, atsiprašau šitą. Sakai, šiaip žinai, aš manau, kad yra ką nupirkti tą sausį, tai visą laiką gali ištraukti 2 brazilų, ten kokių, žinai, keletą ir panašiai, tai tenais aš manau, Bet aš tada padžiauničiau, ar mums reikia no-name'ų dabar? Ir nesakau, kad jie nepridurtų mums kažką tais gero, bet tai yra katė maiše. Vienintelis variantas, aš irgi galbūt sutikčiau su tuo, vadinkim, stiprinimu, jeigu kaip ir tu sakai, kažkas, nežinau, čia galima į tą sąrašą dar Ramsdale'ą turbūt įtraukti, ar ne? Ten dienas turbūt suskaičiuotos. Labai nesinorėtų, bet taip. Nesinorėtų, bet greičiausiai dienos irgi suskaičiuotos, nes, aišku, dabar, žiūrėk, grįšim iš Dubajaus, mes, aišku, negrįšim, bet grįš Arsenalas. Ir numatysim, žinai, nes pasirodymas šiaip neblogas jo buvo, FA Cup'e. Buvo labai geras mačas. Vienas jo perdavimas pakabintas, kur neįmušė. Nelsonui, kur neįmušė. Tai man užteko visam mačui, to prasme, tokio gero perdavimo. Tai numatysim, žinai, kas toliau, nes aš manau, kad vis tiek, Hebra dabar padirbės, pakovos už savo pozicijas, bet, kaip ir jau prieš tai kalbėjom, lyg ir matom, kad turbūt vis tiek Arteta tą savo 11-uką kažkokį turi, ar ne? Išstumti kažką iš jo yra labai sunku. Bet aš greičiausiai sutikčiau irgi su tą Aido labiau poziciją. Jeigu partija sveikas ir gali duoti, tai, lemba, aš manau, tada reikia bandyti žaisti be Havertzų. Arba su Džoržinio, arba su partija tada per vidurį. Aplamai, pabandyti, nes, man atrodo, per ankštą gaunasi. Tas šlanga 2 metrų blemba įrodė, dar nori lakstyti aplinkui daug. Jo, pritarčiau. Šiaip turėtume dar nepamiršti tokio faktelio, einant labai į priekį, į vasarą. Po sezono pas mus vidury reikės nemažai pasistiprinimo.
Elnenis jau tikrai nebus pratęstas, Jorginho yra 50-50. Italija greičiausiai jam. Aš manau, vien dėl to yra Onanos linkai tie visi Evertono, kodėl mes sausį galimai paimsim Onaną, nors tai buvo truputėlį jau įrodyta Sorso, kad tai yra agentas šneka ir bando parduoti kažką. Bet aš labai suprantu, kodėl mes šnekam apie vidurį, kai visi tiesiog šaukia ir sako, mums puolėjo reikia, mums 9 reikia. Bet aš kuo puikiausiai suprantu, kodėl mes ieškom vidurių pasistiprinimų ir pritarčiau, nedaug dievė, ta prasme, kas nors Raisoje atsitiktų, tai mes tiesiog nieko neturim vidury. Juodoji skylė. Nu jo, svarbu neįkristi tą juodą skylę, žinai, bet, nu, ta prasme, aš nežinau, Raisas greičiausiai jisai vis tiek nėra žmogus, ten tikėtina yra paslėptas kažkoks kyborgas, žinai. Tai, nu, mes matom, ką jisai daro, nu, jisai 90 minutę sugeba bėgti, nu, nežinau, kaip liūtas papasakojant tylo. Tas epizodas prieš Liverpoolį, kuris vienas liko prieš 4 Liverpoolio žaidėjus atakuojančius. Ta prasme, nu, kosmosas. Ten buvo įspūdinga. Jo, iš esmės, aš nežinau, žinai, man dar uždarant transferų turbūt langą, mano mintis kokia yra. Dabar yra sausio 12 diena, kai mes darom, ar ne podcast? Taip. Nu, jeigu tu tikrai norėtum kažką pirkti, nu, tu norėtum jį kuo greičiau integruoti. Ir į Dubajų paimti kartu. Ir į Dubajų paimti kartu. Bet, nu, mes neturim nieko. Nieko neturim ir, nu, negida, nu, okei, jo, Arsenalas mėgsta paskutinę tą uždarimo lango minutę kažką įsigyti, bet iki tol dar bus rungtynių. Taip. Tai, nu, aš sakau, reikia dabar turbūt tikėtis, nu, kad Dubajus kažkiek pagelbės hebrai. O didelių lūkesčių kažkokių tai dėl transfero lango turbūt net ir nelabai verta. Kimas Karlstromas visada yra. Kimas Karlstromas yra. Nu ir galim, žinai, dar pasikalbėti šiek tiek apie traumas. Nu, reikia nepamiršti, mes dar turim tokį liekną liauną berniuką Vieirą, ar ne, kuris turėtų ne už kalnų grįžti, jau lyg ir sportuoja. Matėsi fotkėse Dubajų? Taip. Partiją irgi matėm jau su kamuoliu, spardo ir... Timberį matėm. Nu, Timberis... Jo, matėm, labai norisi, kad Timberis grįžtų, bet logiška, kad jeigu kažkas ir bus daroma, tai tik tais kovo pabaigoje, sakyčiau. Nu tai šitie du žaidėjai, bent jau Vieira ir Partija, aš manau, kad turėtų artimiausių metų, ar ne? Ką pridurčiau dėl Timberio, kažkas tai internete labai gražiai buvo palyginęs su Holdingo ir Bellerino tom pačiom traumom ir su laikotarpiu, kada jie recoveриnas ir kada jie pradėjo su kamuoliu žaisti, kaip dabar Timberis žaidžia. Tai skaičiavimais jie būtent ir priėjo apie kovo galą, kad galimai jisai galėtų grįžti. Bet nežinau, man asmeniškai Timberis atrodo kaip Žaka, ta prasme, toksai atrodo frikas, nes atrodo, kad labai geros formos ir toks jausmas, kad jau prieš Crystal Palace išbėgs. Bet aišku, optimizmas ir tai, kai jisai parodė sezono pradžioje, ant kiek jisai įneš į mūsų žaidimą, nu tiesiog nuteikė labai gerai, sakykime, net kitam sezonui. Nebūtinai, jeigu ir šį sezoną išbėgs. Taip. Aišku, čia blemba mes kažkaip taip labai taip liūdnai, ar ne? Atrodo, tos blemba visos temelės tokios atrodo liūdnos, bet... Nu tu čia nais... Bet pažiūrim pozityviai, Partija nenuvažiavo į Afriką, tai jau yra didelis pozityvas. Ir jisai galimai po Crystal Palace mačo jau bus ant suoliuko. Yra tokie skaičiavimai ir yra tokios galimybės. Kažkiek pozityvo, ne? Ne, žinai, aišku, sunku tą pozityvą, nu nežinai, blemba, tu tas 3, žinai, pamatai pralaimėjimus, mes jau senai kalbėjom apie šitą podcastą, kad darysim ar ne tokį jau vidurio sezono ir kai iš komanda laiminėjo, lyg ir atrodė, kad viskas kitaip čia bus. Per Kalėdas, manau, visi labai džiaugiamės. Taip, per Kalėdas visi džiaugiamės, žinai, aišku, nuo Kalėdų aš ten dar mačiau statistiką namuose, 43 smūgiai į vartus, 0 įvarčių, nuo Kalėdų. Taip, taip. Tai, nu, kosmosas, žinai. Nu, okei. Tai, žinai, pabaigai turėsim dar 2 po to temas tokias, nu, įterpsim tokias, trumpai bent jau apie jas pasišnekėsim, ar ne, kad čia, kaip sakoma, visiškai neužsivėlinti. Bet aš tada gal, žinai, tokį klausimą dar jum, Hebra, turiu. Tai koks tas lūkestis likusiam sezonui? Nes, plemba, kur tas lūkestis gimsta? Nu, pas mus galvoje gimsta lūkestis, ar ne? Gimsta pas mus galvoje lūkestis. Pas kiekvieną galbūt jisai skirtingas gimsta ir nuo to jau po to priklauso visas tavo sezono stebėjimas, ar ne? Nu, tiek krepšinė, tiek futbole. Ir
Nu, praeitas sezonas mum, nu, čia labai stipriai išpūtė mūsų lūkesčius, ar ne? Nu, dabar straglinam, bet grįžta ir kitos komandos. Bet dabar, Aidai, dabar. Kiek liko dar rungtynių mums? 20 turas dabar buvo, 21. 20 buvo, tai 18 liko. 18 rungtynių, dar daug. Bet Nemažai. ir dar daug labai sunkių rungtynių. Labai daug sunkių rungtynių. Tai geras rezultatas sezono pabaigoje. Nublemba, aš tai vis tiek prieš sezoną tikėjausi, kad mes kovosim bent dėl titulo. Aš nekėliau tokio tikslo, kad turim laimėti. Mano tikslas vėl buvo kovo. Tai aš to ir tikiuosi. Aš tikiuosi, kad likus keliem turam mes būsim tose lenktynėse. Mano tikslas nesikeičia, bet nu, dabar į visą tą paveikslą, aišku, žiūri niūriau, negu būtum žiūrėjęs prieš kelias savaitės. Nu ir aišku, aš vis tiek mėgstu žiūrėti taip, kad jeigu matau, kad kitam turnyre einas gerai, pavyzdžiui, Čempionų lygoje einam iki pusfinalio, faktas, tu kažkiek jau gali nuleidinėti tą Premier lygą, jeigu tu ten esi saugiai, tarkim, ketvirtį ir matai, kad gal dėl pirmos vietos taip jau, nu, rimto challenge gal neduosi. Tada aš galiu suprasti, tada galima nuleidinėti žemiau, bet mano vis tiek yra tikslas Čempionų lygoje minimum ketvirtfinalis ir Premier lygoje kova dėl titulo. Tikslo laimėti nekeliu, bet, aš nepripažinsiu, jeigu mes nesugebėsim šį sezoną net kovos rimtesnės duoti, aš nesuprasiu to asmeniškai. Pas tave? Oi, labai neįdomi pas mane. Top 4 būtų labai gerai. Tai čia klasika. Klasika, nu. Bet, man, aš manau, mes tos klasikos jau neturėjom gerą penkmetį, ne, aš mielai tiesiog išsaugočiau tą vietą Čempionų lygoje kitą sezoną. Jo, Čempionų lygoje aš labai norėčiau, kad būtų bent jau ketvirtfinalis, tai yra minimaliausiai, ko aš norėčiau, nes Porto yra tikrai įveikiamas varžovas, nusiteikimas turėtų būti kategoriškai visai kitoks negu mūsų namie prieš FA Cup'e ir Karabao. Aišku, labai priklauso, ką mes gausime tame ketvirtfinalyje, bet vis tiek pakovos ir jeigu top 4 būtų Čempionų lygoje, tai taip, aš pritarčiau. Ta prasme, tada jau Premier lyga, jeigu yra top 4, aš būčiau visai laimingas pabaigti sezoną taip ir tada ruoštis kitam sezonui. Bet iš esmės nežinau kodėl, bet ir nežinau, ką gal jaučiau sezono pradžioj, bet visą laiką kažkodėl tais jaučiau, kad kadangi Granitas išėjo, nors mes nelabai turėjom pasirinkimo, aš visą laiką jaučiau, kad bus tas pereinamas laikotarpis be jo, nes mes remiamės jo nuo 17 metų berods. Ir man atrodo, kad tai buvo gan didelė netektis bendrai ir ne tik tais aikšteliai, bet ir bendrai rūbiniai ir panašiai. Tai jaučiau, kad kažkas tai bus kitokio. Ir žiauriai džiugu dėl Raiso. Aš atsimenu dar pirmą podcastą, kur tau sakiau, kad tikriausiai pirmus mačus jisai ant suolo sėdės. Tai jo, labai ramiai dabar sėdžiu ir tyliu toliau, nes ta prasme jisai tikrai kaip kiborgas, ta prasme labai gerai atrodo. Geriausi 100 milijonų, kuriuos turbūt išleido bet kokia komanda Premier lygoje. Sąžiningai, ta prasme, negaliu palyginti su nieko. Labai suprantu, kodėl Lampardas, kai pirmą kartą Chelsea treniravo, norėjo Declan Rice'ą dar tuo metu. Tai buvo tokie mano komentarai, sąžiningai, iš esmės labai nuobodžiai, aš sakau, top 4, ketvirtfinalis, aš būsiu. Bet čia saugu, nu ta prasme, žiūrėk, kaip ir Aidas sakė, nu šiaip aplamai, žinai, vėl grįžtant prie to paties Artetos, žinai. Nu jeigu Arteta dabar sugeba išlaikyti top 4 ir ir tam ketvirtį būt kovoje pastovi kiekvieną sezoną dėl titulo, nu tai yra gerai. Jo, aš tik tai nenoriu, kad Arteta jau, aš noriu papildyti save, kad Arteta jau 4 sezoną treniruoja Moros, 4 pilnas sezonas, jeigu neklystu, čia jo yra. Aš nenoriu, kad mes grįžtume prie Wengero laikų, kai mūsų tikslas tiesiog buvo top 4. Nenoriu, kad mes nuleidinėtume vėl kartelį iki to, dėl to mano tikslas yra kovo dėl titulo. Bet mes dar nepakėlėm kartelės iki titulo kovojimo. Praeitais metais jau kovojom dėl titulo. Bet ten... Aš suprantu, kad nieks to eigoje gimė. Taip, aš suprantu, nieks to nesitikėjo, bet jeigu mes praeitais metais kovojom, aš nemanau, kad šiais metais mūsų komanda susilpnėjo. Asmeniškai aš nemanau. Ir bendrai žiūrint į Premier lygos paveikslą, Citys irgi nebėra tas, kuris buvo praeitais metais ar užpraeitais metais. Bent jau nepanašu į tai. Liverpoolis irgi nepanašu į tą Liverpoolį, kur davė City'ui kovos ten 2019-2020, kur ten po 100 taškų rinko. Mes matom Aston Villa, mes esam geresni negu Aston Villa, žinai. Tai ir negu visos kitos komandos irgi. Tai, tu
logiškai pažiūrėjus, tu gali kovoti su visom šitom komandom. Nu, aš neskau, kad reikia būtinai laimėti šiemet, bet tu tikrai gali kovoti. Tai dėl to turi būti tas tikslas nenuleidžiamas, tiesiog, 4 vieta, viskas, vėl žaisim Čempionų lygoje ramu. Nu, turi būti ta kova. Aš sakau, aš dėl to nesuprasiu, jeigu mes skrisim žemiau. Ne, taip, aš, žinai, irgi visiškai pilnai su tavim sutinku. Čia, žinai, kad irgi mes nenuskambėtume kaip, tai kur čia jūsų čempioniškas mentalitetas. Aišku, žinai, futbolas ne individualus sportas, ta prasme, kur tu tenai eini, žinai, ir visą laiką asmeniškai kovoji, žinai, dėl titulo, bet vis tiek, taip blaiviai mąstant, aišku, mes norim, kad laimėtų Arsenalas tą titulą. Faktas, ta prasme. Bet logiškai mąstant, velniškai, žvėriška, didžiulė konkurencija. Ta prasme, mes vis dar matom, kad, Chelsea nėra panašus į save, ar ne? United tie patys, aišku, United tai nurašyti, žinai. Bet šiaip, ta prasme, pilna komandų ir tas pats Liverpoolis atsigavęs ir aš nežinau, dabar mačiau lyg ir gandus Haalandas su Stonesu iškritę kažkuriam laikui. Tai Haalandasgi nežaidžia jau nuo gruodžio vidurio, tai jisai vasarį turėtų grįžti. Ir supranti, ir vis tiek bookmakeriai vis dar stato, kad City bus čempionas. Taip, nes De Bruyne vis dar tik, žinai, jais. Tai, žinai, Vaidai, aš pilnai ir, žinai, su tavim sutinku, bet aš tiesiog sakau, kad aš top 4 nenusivilčiau. Aš nenusivilčiau, bet aš noriu matyti kovą vis tiek. Bet išėjus ir į Čempionų lygą, į ketvirtfinalį, tu irgi tai pasakytum, geras rezultatas, bet tu nori į pusfinalį. Faktas, kategoriškai. Jau blemba, jau. Sąžininkai netgi norėčiau gauti Barsą arba Bayerną, nes pagaliau norėtųsi tą ledą pramušti. Ir pasimatuoti, nenori? Ne, Barsą sutinku, dėl Bayerno, nes aš jau žinau tą istoriją. Keinas muša Emiratuose dublį ir išmeta Arsenalą. Blemba, sorry, aš šitą labai nenoriu. Jau kas tik ne Harry Keinas, blemba. Aš visai pamiršau, kad Harry Keinas tai va. Pamiršau, kad Dyeris ten dar nuėjo. 300. Taip, jisai rekordus pamuš naujus Lewandowskio Bundeslygoje turbūt. Tai... Gerai, uždarom Chebra, gal manau, Arsenalą ir pasiliekam visiškai kelias dar minutės, įspūdingai temai, aš manyčiau, vis tiek Superlyga beldžiasi į duris. Ne, apie Superlygą, žiūrėk, blemba, vėl prasidėjo kalba. Mes jau kažkada buvom darę laivą. Taip. Buvom susėdę. Visi prisimena. Biški taip, žinai, dar netgi vienas, aš atsimenu, taip užpyko ant mūsų, kad net pabėgo. Jo, vienas, aš nepamenu dabar jau jo vardo. Taigi, aš gavau dar asmeniškai palaikymo žinučių, aš jums rodžiau iš kelių žmonių. Tai va, tai žinai, mes taip biški bandėm irgi su Gedu kažkiek intrigos nešti. Neįdomu, jeigu visi sėdės ir visi sakys, koks šūdas Superlyga. Kažkam reikėjo pasimti, žinai, biški to tokio. Tai dabar vėlgi, yra daug klausimų, bet tenais jau pristatymas visas buvo netgi konceptas. 64 komandos, Star, Gold ir Blue lygos. Star Gold lygose po 16 komandų ir Blue 32. Ir viskas vyksta promotion pagrindu. Ta prasme, jeigu tu tenais... Promotion relegation. Jo, ir relegation, žinai, pagrindu. Tai, aišku, blemba, vėl mes čia galim kalbėti apie, žinai, statistiką, istoriją, žinai, ir ten visus kitus dalykus, ar nepraras tenais, nežinau, ar nedings įdomumas laukti tų tokių super grandų kovų, kai tu jas matysi vos ne kiekvieną savaitę, ar ne? Kas rytoj žais? Tai tenais City su Realu. Tai, žinai, kiek galima, jau 5 kartą, žinai, šitą sezoną. Tai... Nežinau, Chebra, čia ar yra dar kažką labai stipriai kalbėti apie tai ir, šiaip kokia, aš gal neklausiu ar už ar prieš, kokia šiaip reakcija galbūt būtų, žinai, jūsų. Tai gerai, galim nuo manęs pradėti tada įsipratęs. Mano tai yra labai subjektyviai apipinta politika ir pinigais, daugiausiai pinigais viskas bendrai. Aš suprantu, kodėl, žinai, labai ačiū, kad papasakai konceptą, nes iš karto bent jau suprantu, kad ne amerikiečiai buvo, nes relegationo jokio nebūtų. Nes tada būtų vien grinai žiūrėjimas ir panašiai. Ir G-lyga. Taip. G-lyga. Oh my god. Sorry. Ne, kategoriškai, man tai yra tokia nesąmonė. Aš tiesiog matau tai kaip Realo ir Barsos pabandymas po nesuveikusios Superlygos tiesiog savo skolas atiduot, čia vienas dalykas. Kitas dalykas, pabandyti paprieštarauti tiem standartam, kurie dabar yra.
Vienintelis geras dalykas, kuris man asmeniškai atrodo išplaukė ir dar gal oficialiai nėra patvirtinta, tai galimai Čempionų lyga atsisakys naujo formato ir paliks seną vien dėl to. Rimtai? Taip, buvo tokios kalbos, bent jau aš skaičiau, sakau, nežinau, ar tai yra patvirtinta ar ne. Tai labai bent jau trumpai, kas tas senas, kas tas naujas, nes nežinau. Dabartinis. Senas yra dabartinis, kur yra po 4 komandas grupė ir panašiai. Tas naujas yra, kur didžiulės tos grupės yra ir panašiai, kur daugiau mačų, kur visi tik tais treneriai keikėsi, kad daugiau mačų, daugiau traumų ir taip toliau. Tai galimai tai gali kažkiek tais pakeisti tą formatą ir tiesiog palikti seną. O daugiau dėl Superlygos, nu taip, tai yra, aš manau, kiekvienas tikras futbolo fanas gali tiesiog spjaudytis ir sakyti, ta prasme, tom ir yra išskirtiniai mačai tarp City ir Realo, kad jie atsitinka kartą į 5 metus, kad tos komandos daeina iki to taško, kad jie susitinka ir yra vertė, yra tam tinkama vertė to mačo ir fanams, ir gal tada jiems ir finansams ir panašiai. O turėti kiekvieną, kas sekantį savaitgalį žaisti prieš Bayerną ir Keiną Arsenalui, tai nu nežinau, ar aš sugebėčiau būti labai motyvuotas žiūrėti tą mačą kiekvieną kartą ir panašiai. Tai va, tai mano tokia nuomonė. Aš sakyčiau, tai yra visiška nesąmonė, tai yra subjektyvi agenda, kuri yra stumima tam tinkamų komandų, kurios tiesiog nori arba užsidirbti pinigų, arba iššokti iš savo skolų. Ir tiek. Jo, tai bent jau šitas naujas formatas, kurį tu pristatėjai, skamba tikrai geriau negu tada, kai prieš 3 metus buvo pirmą kartą tai pristatyta, nes ten tai buvo tikra mėšlo krūva. Visi žinom, kad šitas projektas yra stumiamas pagrindė 3 komandų, tai yra Realo, Barsos ir Juventuso. Barsas sėdi didžiausiose skolose, Realas irgi turi problemų, tiesiog jos taip ryškiai neišlenda, Juventusas labai nubednėjęs nuo jų praeito sėkmingo laikotarpio ir jie vieninteliai šito projekto ir nepaleidžia, nes jie supranta, kad Premier lygos klubai su savo finansiniais ištekliais vis labiau tolsta nuo jų ir jiem vis labiau sunku konkuruoti ir jie bando tada išrasti kažkokį naują projektą, kaip pasikeltą savo vertę ir savo piniginės papildyti. Ir aš asmeniškai nemanau, kad šitas projektas yra geresnis negu Čempionų lygos. Aišku, tai kaip ir minėjau, tas konceptas kažkiek geresnis negu buvo praeitas, bet aš vis tiek taip įsivaizduoju tokie klubai kaip, nežinau, pavyzdžiui, paimsiu pavyzdį Berlyno Unionas. Jie praeitais metais Bundeslygai buvo 4 ir jie dabar pirmą kartą dalyvavo Čempionų lygoj. Jiem dabar nepasiseks, jie vėl turbūt jokiam turnyre europiniam nežais, nes jie straglina Bundeslygoj, bet jie gavo laimę ten pabandyti. Dabar, jeigu šitam naujam formate, aš kaip suprantu, Unionas turėtų pradėti nuo to Blue diviziono, kurį tu vardinai, tą 3 divizioną. Galbūt. Čia, žinai, dar net nėra aišku, kas atrinktų. Pagal kokius kriterijus tai būtų atrinktas. Aš netikiu, kad Unionas būtų tarp 16 tų stipriausių. Taip, nes dabar mes turime aiškę taškų skaičiavimo sistemą, kur kokia komanda, kokia šalis, kiek tenais turi tų komandų, žinai, pagal kokį konceptą įkrenta ir panašiai. Čia dar nieko nėra. Bet čia, žinai, čia tik tais, kaip pasakyti, griaučiai. Tai va, tai net ir tom komandom ne taip apsimoka, kaip dabar likus prie Čempionų lygos. Tai aš labai tikiuosi, kad čia nieko neįvyks ir be to mes matėm tos pranešimus. Visi Premier lygos klubai, Maros ir Arsenalas tarp jų irgi buvo, kur išleido oficialų pranešimą, kad nepalaiko Superlygos. Tai jeigu klubas išleidžia oficialų pranešimą, tai aš manau, kad viskas yra pakankamai aišku ir šitas projektas nenueis kažkaip labai toliau, nes tikrai netikiu, kad bet kuris Premier lygos klubas ten prisijungs. Aš neįsivaizduoju to. Tiesiog fanai yra labai prieš nusistatę, labai prieš. Čangoj. Ne, tai čia romantika, aš pilnai, žinai, suprantu, tai aš irgi toks pat romantikas kaip jūs, tai čia, žinai, normalu, sakau, metraščiai visokie istoriniai, statistikos ir panašiai, čia, žinai, atverstum dabar viską nuo pradžių, tai, ką Cristiano Ronaldo padarytų? Širdies smūgis jam būtų, ta prasme. Tai tu įsivaizduok, blemba, Čempionų lygos nebėra, žinai, ir jo visi tie pasiekimai kažkur, žinai, nežinau, užmaršti. Tai, bet labai gerą tų pointai, žinai, pasakėjai, Aidai, Premier lyga jau tampa super tą lygą, žinai. Ir mes visą laiką faktas, kad turėsim tas komandas, kur, kad ir tu, nežinau, atlyginimo nemokėsi, bet už ją norės žaisti, tai visą laiką Realas toksai bus ar ne, kur kiekviena, nežinau, tenais vaiko svajonė yra Realė, žinai, žaisti ir panašiai, ten Barsos, Bayernai ir panašiai, jie niekada taip stipriai netitrūks galbūt, bet, tokiais tempais.
Nu, blemba, bus sunku tikrai konkurencijoje išlikti, aš nežinau, ten kokiai Malangai, Vilarealiui tenais ar ne, Ispanijoje tenais, ar nežinau, ar tenais ten patiem kokiam Neapoliui ir panašiai. Dar jie konkurencingi, ar ne? Nu, bet mes matom, nu, Newcastle, Aston Villos, ką perkasi ir, nu, čia kos. Aiškiausias pavyzdys buvo praeitą sausio transferų langas, kai Bournemouthas, Maros pat tiesiog vienas Bournemouthas išleido daugiau negu visą seriją per visą sausio transferų langą. Jie iš AC Milano tiesiog nuviliojo žaidėjai, tiesiog iš AC Milano. Kur tenais sugeba, žinai, Newcastle'as įsigyti Tonalį, ar ne? Kur, ta prasme, nu, ten kalba apie jį kaip apie Del Piero naują, tenais ne Del Piero, Pirlo, žinai, naują. Ir čia tiesiog, kad iš niekur nieko, žinai, bam, toksai nuperkama, žinai, žaidėjas. Tai, nu, aš nežinau, faktas, kad, nu, mes čia visi turbūt prieš tą, žinai, Superlygą, nu, bet ką jinai būtų, nu, mes žiūrėtume, nu, ką nežiūrėtume. Tai gal kažkiek tais tiesiog parodo didesnę problemą bendrai tarp visų šalių, kad Premier lyga jau tiesiog labai toli nuo kitų, labai dideli pinigai Premier lygoje ir visi pradeda atitrūkti, tai reikia kažkokio tais plano, reikia kažkokio tais tai idėjų, kaip galima pasivyti. Ir aš manau, tai yra tiesiog paprasčiausia, pabandymas, paprasčiausias pirmas tos Superlygos, kur bandoma pasivyti kažkaip, bet, nu, labai nesėkmingas bandymas. Bet esmė, kad, nu, jinai beldžiasi ir per kelis metus jau antras kartas tas pasibeldimas ir, nu, bus daugiau. Tikėtina, kad anksčiau ar vėliau, gal mes dar, kaip sakoma, ir nedagyvensim, bet turbūt nuoteis tą, ar ne? Superlyga, aš taip įsivaizduoju. Taip pat atsirado Čempionų lyga, taip pat atsirado 90 metais ir Premier lyga, nes nebuvo Premier lygos. Tai. Taip. Ir kažkada gal dar mūsų vaikai ar nesėdės podcast'e ir kalbės, nu kad, okei, Superlyga, čia, žinai, į Goldą Arsenalas perėjo. Ačiū YouTube'ui, kad mūsų vydosi, kad dar paliks. Gerai, viskas, Chebra, aš manau, reikia atsisveikinti, prieš atsisveikinant, kaip visą laiką, nu, gėlės jums, ar ne, visiems, kas prisideda, tai faktas, kad Aleksui, faktas, kad visiems mūsų kontribistam ir ne tik kontribistam, visi aplamai, kas žiūri, visas nuorodas sudėsim, tai sudėsim, sakau, ir Alekso, galite į drąsiai kreiptis, įdėsim ir Stars and Legends nuorodą, gal ir kažkokias agendas dar įdėsime, nes čianais jie tikrai ir protmušių kartais padaro, ir sakau, ir patys organizuosim, ar ne, kaip sakėm pradžioj, kažkokį tai renginuką, pasižiūrėjimą. Ir dar šiek tiek trumpai apie pačius bilietus. Tai vėlgi, kaip ir praeitais metais, persiverčia sezonas į antrą pusę ir iš karto bilietų kiekis po biškį mažėja. Tai žaidžiam sėkmingai. Žaidžiam sėkmingai, gal dabar nelabai sėkmingai, bet norinčiųjų yra kalnas. Ir dabar reikia tiesiog mums suprasti vieną paprastą dalyką, kad realiai į bet kurias rungtynės mes gausim, nu, tikėtina 2, maksimaliai 4 bilietus. Tai pasiskaičiuokite, kiek yra rungtynių, kiek yra jūsų norinčių ir kaip yra sudėtinga atrinkti, kas turi važiuoti. Ir nesinori, žinai, padaryti, kad, nu, Petras Petraitis važiuotų dabar į 3 rungtynės. Nu, ne, nu, taip tikrai žiūrim ir Gedas ypatingai dėlioja taip, kad, nu, skirtingi žmonės važiuotų. Tai, nu, sakau, čia viskas labai yra paprasta. Nu, kontribi narių, ar ne, dabar pas mus yra 93 ir dabar įsivaizduokim yra likusios 18 rungtynių, ar ne, nu, tai padauginkim čia maksimaliai iš 4, nu, tai pusė žmonių reiškės gali tiesiog, nu, nubraukti stipriai ašarą, žinai. Bet, na, reikia žiūrėti į viską pozityviai, ateis vėl naujas sezonas, vėl bus vipinės rungtynės, ar ne, kur kokį 30 gal bilietų gausim, sezono pradžių visą laiką jų daugiau gaunam, ir apie 10, ir apie 12, žinai, bet dabar situacija tokia, tai kas dar iš esmės nori bilietų, tai apsvarstykite, pasverkite galimybės, jeigu tikrai norite, tai, nu, faktas, bandykim buginti. Pasimatėm. Sekančiam.